Sveiki, brangiai. Šios dienos tema. Iš tikrųjų, gali turėti superinį marketingą, gali turėti pardaviminius taškus ir kiti dalykai, bet jeigu jūsų puslapis neveikia ir neina klientui apsipirkti, tai turbūt viską praranda prasmę. Jeigu, kaip sakoma, yra mašina, bet ratų nėra, jinai niekur toliau nenuvažiuoja. Tai šios dienos tema ir yra tokia. Tinklalapis neveikia, užsiema internetinė prekyba ir labai įdomus produktas. Todėl man patinka šitą veiklą, tenka susipažinti su įvairiais produktais, verslais. Fainas produktas, man vidus patinkantis dalykas yra. Ir situacija tokia. Atnaujino visus update'us puslapio. Ir dalykas tame, kad nustoja veikti. Ir dažniausiai tai nutinka tokie, kai ypač yra pačios temos, yra suportinamos, update'inamos ir nutinka tada bėda. Niekas normaliai tada neveikia. Dar yra tam tikri įskiepiai, kuriuos dažniausiai nuperka kūrėjai pačioj pradžioj ir po to praeina keli metai, jie irgi reikia update'us ir sustoja veikti. Tai šiandien tokia ir buvo situacija. Template'as, kuris buvo 21 metais sustabdytas suportas ir net pas pačių kūrėjų nebebuvo, kad būtų galima nupirkti ir update'inti. Tai teko ištrinti ir iš esmės, kadangi pats tinklalapis pakankamai nesudėtingas, paprastas, bet neveikintis. Tai buvau nusprendęs, kad imam ir perdarom, imam Elementorių paprasčiausiai, Elementoriaus tuščią template'ą ir viską subildinam, nes tikrai labai paprasta. Naudojam header elemento, header and footer Elementoriaus adoną, patį Elementorių ir dar vieną papildomą adoną elementams susidėti. Ir labai greitai persidėjo visą kitą. Tai iš esmės per 3,5 valandos buvo galima iš naujo perdaryti ir stengiausi padaryti kuo panašiau, kaip negu buvo prieš tai, plus pridedant footerio juostą su visais taisyklėmis ir kitais dalykais, kas yra šiai dieną tikrai reikalavimo netgi pateikti. Turėjom problemą su Polylanguage. Polylang yra įskiepis, kuris leidžia kelias kalbas. Irgi tenai buvo sukurto, prikurto, pridėta, sujungta, kas veikia, neveikia. Irgi su klientu perkalbėjom, kad susirašius imam ir pakeičiam, ištrinam tos visus nereikalingus, tuščius, nedadarytus puslapius ir įdedam Google Auto Translate. Jis nėra super duper, nors dabar tikrai neblogai verčia, palyginus anksčiau, bet jeigu puslapis turi labai mažai turinio ir reikia jį išsiversti kitas kalbas dėl to, kad galėtų žmogus pasiskaityti ir suprasti, ir tavo auditorija, tarkim, yra tik tai Lietuva, tai yra visiškai pilnai geras dalykas, nes klausimas buvo klientui, ar reikalingas anglų kalbos SEO paieškos dalykai, kad Lietuvoje atrastų prūsų kalba arba anglų kalba. Atsakymus buvo ne, tai iš karto mes šitą irgi plius. Dabar dažnai būna, kai Google įvedė angliškai, tai iš karto meta lietuviškus puslapius su pavadinimais. Tai jau pats savaime autotranslatina viską supranta. Dirbtinio intelekto amžiaus. Dar buvo mintis palikti, sutvarkius, sudėti, skirti dar papildomą valandą, bet pastebėjau vieną dalyką. Kai įdedi produktą, atsidarai produktą ir yra prikurtas skirtingai, tai automatiškai gaunasi, kad produktas sudubliavo ir atsidarai vienas produktas, apačioje paslinki kitas, dar kitas ir 3 produktai. Iš esmės Polylanguage įdiegtas pluginas, jisai kaip ir veikia, keičia kalbas, bet reikia WooCommerce'ui atskirą ir dar Pro versiją ir abu yra mokami. Ir buvo klausimas klientas, ar perkam ar ne. Tai iš esmės taupant finansus mes ir darbo laiko sąnaudas, tiesiog atsisakėm šitų dalykų ir padarėm autotranslate. Tai tokie dar, kas buvo su Polylanguage, kadangi nėra updatintas ir negalime su updatinti, mums naršykliai neleido susidaryti nuorodų struktūros. .lt, pasviras brūkšnys ir kontaktai ir mesdavo tiesiog archive page. Jisai sugadino visą nuorodų struktūrą. Jeigu įvedu, kad būtų skaitinė reikšmė, tada dar atidaro, bet rodė viską tuščia, nes template'ų išėmus viską jis irgi panaikino. Toks įdomus dalykas su visais tais template'ais, ypač senais, tai tam tikrus puslapius teko atkurti, tam tikrą informaciją teko susirasti iš internetinio archyvo. Bet rezume
viskas pavyko, puslapis susidėliojo, truputėlį padarėm kelis minimalius pakeitimus dėl degustacijų, išsikėlėm, ko nereikia, ten bityną išėmėm. Puslapis šiaip tai labai identiškai atrodo, negu buvo prieš tai. Tam tikrų nemažai dalykų liko iš po seno, slideris liko, nereikėjo daryti, tas buvo labai patogus. Tai stengiausi taip, kad kuo mažiau imti pakeitimų, turbūt daugiausia laiko prie ko užtrukau, tai yra turbūt stiliaus pritaikymas, nes kai įsidegi naujai paleidai template'ą, tai visas spalvos, dar visi kiti dingsta, tai irgi reikėjo truputėlį padėlioti, yra momentų, kur dar galima tobulinti, tačiau iš esmės kaip ir viskas veikia. Turbūt svarbiausias yra momentas, kad dabar gali žmonės ateiti, įsigyti ir įmonė gali drąsiai vykdyti savo prekybą. Tai va, jeigu jums įdomu sužinoti daugiau apie midų, eikite į tinklalapį, o jeigu jums kyla kažkokie klausimai, tai nebijokit rašyti. Iki kito karto.